Sveiki draugai, tai susitinkam po trumpos pertraukos, vieną savaitę atostogavau ir šiandien esam prie Platelių ežero, bet stovyklausim ne čia, o keliausim prie vieno slapto mažo ežeriuko, kuris yra toliau miškuos, bandysim sugauti žuvų ir išgyventi. Tai maisto tik tai turiu miltų, žuvim pasimirkyti, blogiausia atveju, ką tai tos miltus bus galima išsikepti. Tai kaip man seksis, kviečiu žiūrėti, bet prieš tai paspauskit laiką, galite susiprenumeruoti. Ačiū mane palaikantiems finansiškai ir morališkai. Ačiū įmonei Traidenis ir įmonei Freediving už paramą keliaujant. Ir keliaujami nuotykios gamtoje. Dabar keliauju prie pelkinėlių tokių, apsižiūrėti, ar įmanoma ten prieiti. Nes ežeras, kur keliauju, tai yra bebrų ten tvirtovė, yra daug visokių kanalų ir gali būti, kad aš neprieisiu prie to ežero. Tai apsidraudžiant galvoju, užsuksiu prie pelkės pakeliui, pelkinėlių ir jeigu apsistoti reikės, ten apsistosim. Pasukom į mišką jau. Tai dabar turėtų būti pelkė kažkur už kelių šimtų metrų. Tai tikiuosi, ten nebus klampų ir praeisiu, bet ten ta pelkė yra nusausinta buvus. Tai turėtų būti vandens vietom ir būtų galima pažvejoti. Tai reiks apsižiūrėti, kas čia per vietos yra. Tai turiu įtarimą, kad vis dėlto čia pelkė bus pakankamai šlapia ir galiu nepraeiti. Bet netoli grįžti atgal kilometrą, tai parizikuosiu eiti. Gal praeisiu. Pirma kliūtis. Čia tokia labai man nepatinkanti. Nes jeigu šok ten, žiauriai minkšta bus, o ten gal rizikuot, po to gal praeisiu. Parizikuokim. Įdomiau tai bus. Biškį smukau. Gerai, kad batus pasiruošiau. Nusivaškavau, tai nebijo vandens. Išlendom į kažkokią pievą. Jo. Tai va, mano kanalas visai šalia. Tai einu palei tą kanalą. Pačią pelkę, kiek suprantu, nepateksiu. Nes žiūriu, kanalas visur čia. Vandens yra pilna. Faktas, kad čia galėsim pažvejoti, jeigu reikės. Bet karos turėtų būti. Čia tokiuose kanaluose būdavo. Atėjom prie keisto prūdo su sala. Tai irgi iškojo pagaliukų, gal žvejai gaudo, bet nėra tų pagaliukų, matyti žuvų gal ir nėra čia. Gerai, bandysim. Kol kas, aišku, čia nebandysiu, aš keliauju prie to kito slapto ežeriuko. Tai jau ten bandysim. Jeigu rasim vietų, rasim. Jeigu nerasim, grįšim čia pabandyti. Toliau keliaujam per pievą. Kažkokią sodybą prieinu. Dabar rečiau būna, bet anksčiau būdavo labai dažnai, kad ateini, šaukia vagis, dinkit iš kiemų, policija iškviesi, būdavo tokių. Dabar jau kaime žmonių labai sunku sutikti. Čia kažkoks sudėbėlė yra, bet matyt negyvenama, kiek matau. Sodai žydi, obeliai žydi, trešnė žydi. Liuks. Tikras pavasaris. Bandau kirst kanalą. Matau gerves. Priekau. Tai bandysiu eiti. Va čia yra keli pagaliai nukritę. Suskersuoti. Bandysiu eiti. Praeisiu gal į kitą pusę. Va, radau į pagalį. Tai pasidarysim iš to pagalių atramą ir judėsim. Pažiūrėsiu, gal praeit. Daiktų galvo nesinešiu iš pradžių, kad nebūtų kokių nors surprizų, kad neįsivertyčiau. Ir pamatysim užlipę. Bet bats nusimausiu, nes nerizikuosiu. Čia gali būti, kad šakis bus su batais. Lazda negeriausia, bet niku, bandom. Gerai laikos. Vanduo tai šaltas. Bet čia visokių bebrų gali būti pagalių. Atrodo viskas gerai. Nesmunku.
Koks vanduo. Vanduo vėsus. Ežeriukas tai gražus. Bebrų. Nu, nėra labai gilus. Man ten pereit būtų gerai. Ten yra medžių, galėčiau hamaką pasitempt ir išmiegot. O, nu liuks. Jo, čia vietom šaltas vanduo, vietom šiltas. O, vėsuma kokia. Visai geros vietos. Aišku, sausos neturėsiu, bet čia su batais jau galėčiau vaikščioti. Kerzai siaureliai. Manau, va čia kokius spanguolių gal dar rašiau. Bet ne, spanguolių nematau. Aš manau, kad čia visai ir gera vieta būtų. Nu ką, dabar turbūt nešiuos daiktus ir varau žvejot, kol dar saulė nenusileido. Gal kažką vakarieniai pagausiu. Nu ką, bandau šokti, toks tas griovys tėra, bet maža ką vis tiek. O čia giliau biškai. Opa. Jo. Gerai. Pagrindinę kliūtį praėjom. Pagal pasimetam. Nu ir ką, ir keliaujam prie kur savo nakvynės vietos ieškoti. Nu, šalts vanduo dar kaip gegužė, tai jeigu reiktų visą dieną mirkt, nebūtų smagu. Po tos pelkės pavaikščios, tai apsineštos kojas greit. Bet užtat gerai atvėsina po žygio. Kas mane žiūri, tai žinot, kad turiu silpnybę tiem pelkiniam ežeriukam. Man jie tokie faini, nušalus, žmonių beveik nėra. Kartais žuvų pagaunu, kartais iš vis nepagaunu čia. Nieko nepadarys, bet ta paslaptis, tas įdomums visas ir yra, kad tu nežinai, ar bus ar nebus žuvų, kokia žuvis bus, ar prieis ar neprieis prie to ežeriuko, niekad negali žinot. Nu ko, greit kombinuoju, meškerę ir varau pažvejot, dar kažką pagausiu. Nu ko, bandom eit žvejot. Dar turim kelias valandas. Kol saulė nenusileido, turėtų būti logiškai ešerių tuose giliuose. Gal dyglės kokios tampa. Taip lengvai plūdė pavažiuoju. O, ne gal. Panardinu, bet tikrai ne kojos ir ne ešeriai. Tie tai nardina greit. O, kas čia? Karosas, o, senai matytas. Sidabrinukas. Pirmas karosiukas. O, prakirtau. Bet kaip įdomi, 1,5 metro gylį. Gerai. Turėtų gal dideliu ateit. Toks pat. Toks pat žemais, kaip sakytų, krupis. Nu visai gerai. 3 karosiukai per 5 minutės. Mažiukai, bet vis šis tas. Tik užmeti. Bet čia tokie dar nėra beviltiški, sakyčiau. Bet čia paleiskim gal tokį labai mažą. Yra tokie karosai, kur iš vis išsigimsta. Balose, kur vienas akis ir galva.
Čia tokie, dar sakyčiau, gražus. O šitas biškį didesnis. Bet jei karosai likę, tai tariu, čia kitos žuvies ir nebus. Gylis beveik 1,5 metro, bet... Gerai, dar kelis pagaunu. Tiksliau vieną pagaunu ir viskas, einu išdurinėti ir kepti. Ai, tu savo. Mailius. Viens už kitą mažesnį kimba. Kokį dydžių. Nu ką, reikia atsirinkti. Ir išsiskrosti. Vieną keptuvę paragauti. 3, 4, 5, 9. Nu gerai, 10 paimkim. Visus kitus paleiskim. Praskalaujam karosiukus. Karasikai nuvalyti, nuplauti. Pjaustom biškį šonus karasikam. Kad nesijaustų ašakos. Nueisim dabar druskos atsinešim, pasūdysim ir kepsim. Papa, kon taukų, biškį. Per didelį ugnis. Apibarstom miltais. Nu, netilpau dar vieną. Gerai, kad dujas pasėmiau. Nes šitam pelkinė tai... Karusiuką iškepę. Ragausim? Nu, pasak. Tik jaučias, kad naktį bus šalta, nes šilumos daug nėra. Nu, karusiukai primins man vaikystę. Paragaukim, kaip čia būdavo. Nu, sakyčiau, dar skaniau nei vaikystėj. Tokius apskrudinau. To galima su pelekais ir su ašakom valgyti. Turbūt pirmą kartą karosus valgau, nežinau kiek stovyklauju, dar turbūt ne vieną video nebuvau nufilmavęs. O, verda vanduo. Reikia arbatos daryti. Tikėjaus, kad audų bus, bet kažkaip audų nėra. Pirman gamtoj buvau, tai kando, bet matyt dabar atšalo. Nu, skanu.
Skanuti karusiukai. Pasiskrudinau. Nu, žiauriai gerai pasisekė, čia sakyčiau, per nepilnai pusvalandį. Beveik 15 karosų. Ir tai buvo. Jau galvoju, būsiu be vakarienės, nes kol čia atėjau, oi, kaip arba greit atvės. Tai apšarmoja, panašu, buvo minusas. Labas rytas, rytas šaltas visai šiandien. Tai naktį tylu ramu buvo miške, bet bebras gal vienu metu pukštelėjo pažadino. Matyt šaltis, tai nieks nenorėjo judėti. Tai naktį teko atsibust paryčiais, pirštus palankstyt kojų, kad nesušaltų. Gegužės vidurys. Nu jau reikėjo turbūt žieminį mėgmaišį pasimti, kad nesušaltų. Ir turbūt varysiu pažvejot, pusryčiam žuvienę pasidaryti. Jo, urelis tai einu į saulę, truputį susišildyti. Nu, saulutė šilčiau šiek tiek. Nu ką, bandom arbatą pasidaryti. Jo, buvo šalta šią naktį. Reikia dar užsipilt biškį vandens. Nu, pabandykim, kas čia gero. Nu, kol kas atrodo, plūdė nejuda. Gal dar miega sušalę karosikai. Nu, šiandien visai nekiba. Jeigu vakar per pusvalandį pagavau kiek ten 20 karosų, tai šiandien beveik per valandą tik tai vieną. Tai jau mąstau, ką čia ir begaudyt. Kelis kartus grybštelėjo, bet kažkaip taip nedrąsiai visai. Valandą pažvejosiu. Dabar kiek čia 8, pusė 9. Bandau vakarykštį vietoj. Bet panašu, kad čia visur. Eikti savo, kaip negaliu patikėti, kad taip skiriasi. Dar galvoju, vakar reikia prisigaudyti rytojui. Pagausiu, galvoju, čia tie karosai be problemų, bet pasirodo nėra. Tie karosai tai irgi nėra tokie jau paprastai sugaunami. O, nu giesmininkės čia pasikeisdamus varo. Nepatenkinti. Čia kas gerai nėra skruzdėlių raudonųjų, nes aš vaikystėje, kai mes eidavom prie tokių ežeriukų, tai pastoviai, basom kojom, su skruzdės žiauriai skaudžiai kanda, tai kokį nors kelmelį bandai atsistoti aukštesnio ir ten pastoviai skruzdėlynai. Tai žodžiu, arba vandenį reikėdavo būti, arba jau kažką su lentom, su medžiais galvot, kad skruzdėlės neįkastų. Nu ir nieko kol kas. Beveik 2 valandas vienas karosas. Nu tikriausiai reiks jau eit kept blyną.
nieko čia nebebus jau. Nu, blynam daug nereik vandens. Vieną blyną pasidarysiu pusryčiam. Užteks. Tepa blynas mano. Nu, ragaukim, kas čia gavos. Gaila uogų nėra, kažkaip dar tikėjausi rasti spangulių. Spangulių lapų yra, bet uogų jau nėra. Nu, kaip aš vadinu uogų blynas, tai geras. Kai daugiau nieko neturi, tai ir toks blynas gerai. Nu ką, užkandau jau blyną ir dabar pakojus daiktus ir turbūt keliausiu į civilizaciją. Pradės saulė kepinti jau. Menkas malonumas šitoj saulė bebūti jau. Šiaip negeriausia idėja miegoti yra hamakį, kadangi šiluma visą išeina per apačią. Nu aš turėjau kilimėlį pasidėjęs. Bet vis tiek naktį man reikėjo dar kažką pasidėti, tai pašikniuką dar pasikišau, kad būtų šilčiau. Tai va, tai nes išgaruoja šilumą, reikia kažkokį storesnį izoliacinį sluoksnį. Gerai, kad naktis dabar trumpos, tai kad ir šalta, pakankamai greit saulė pakyla ir didelių problemų nėra. Nu, apsitvarkėm, keliausim. Jo, šiaip. Čia toks geras pelkynas. Dabar saulė pradėjo kepinti, tai gailiai pradėjo kvepėti taip skaniai. O kai būdavo mažas, žiauriai pykindavo mano tų gailių. Jo, dabar reiks kanalą praeit, nusimaut batus dar. Čia žiūrėsim. Nebus taip lengva išeit, bet tikiuosi, kai atėjau, tai ir išeisiu. Nusprendžiau, kad gal vis dėlto ir nesimausiu. Oi, apsiemti batai. Kad nesimausiu batų, gal peršoksiu. Čia nėra taip toli. Čia. Opa. Vieną dalį praėjau. Jo, čia biški bus šlapė. Bet kažkur liktai medis yra. Reik man daeiti iki jo. Galėsiu nesimautų batų, o bet čia visur pilna vandens. Oi. Kiek čia vandens visur. Nu va, šitas medis, tai reik praeit. Tam, kad tik išlaikytų. Nesu kuprinė, tai biški svorio yra. O medis tai toks pagyvenęs biški. Opa, nu va, liuks. O, praėjau. Nu ką, keliausim dabar į mišką. Smagu čia Žemaitijoj vaikščiot. Kalvelis tokia žemyn aukštyn. Smagiai taip. Žiauriai man patinka tas kraštas čia. Nuo Platelių link Skuodo, link Mažeikių tos vietos. Čia turbūt kažkokios kapinaitės bus. Nu ką, draugai, mano žygis į pabaigą. Ačiū, kad buvot. Ačiū įmonei Traidenis už paramą keliaujant.
ir iki kitų susitikimų. Ate.